Sostinėje duris atvėrė tropinių drugelių paroda. Lankytojai gali pasigrožėti net 50 skirtingų ir itin spalvingų rūšių. Kai kuriuos su egzotiškais vabzdžiais susipažinti atėjusius teko net ne juokais raminti. Kodėl? Apie tai kolegos Mariaus Zarembos reportaže. Nuo įspūdingų pristatymų galerijose ir grandiozinių koncertų pavargusiems vilniečiams siūloma ne itin tradicinė paroda. Gyvūnijos mėgėjams duris atvėrė tropinių drugelių namai. Specialioje karščių ir drėgme alsuojančioje patalpoje akis džiugina keli šimtai įvairių rūšių drugelių. Atėję žmonės dauguma neįsivaizduoja nei vieno drugelio, kuris čia yra, vien tik dėl to, kad jie yra žymiai didesni, žymiai ryškesnių spalvų ir įdomesnių raštų negu tie, kurie yra Lietuvoje. Tai čia irgi man už nugaros galit pamatyti labai daug rūšių drugelių, kuriuos mes turim arba kažkada turėsim. O tokie įspūdingiausi drugeliai tai tikriausiai yra tie, kurie yra labai dideli. Tai pas mus kai kurie drugeliai siekia net 25-30 cm dydį. Tarp gausybės mažųjų sparnuočių atsidūrė kai kurie žmonės supranta turintis tam fobiją. Tad parodos šeimininkams tenka ne tik pasakoti apie drugelių ypatybes, bet ir raminti lankytojus. Tiesa, išsigandusių jų pasitaikė vos keli. Šiaip buvo vienas jaunuolis, gal kokį 15 metų, tai jisai nerealiai pradėjo rėkti. Iš tikrųjų, nerealiai, tiesiog žviegt, galima sakyti, tai buvo man tai neįtikėtina. O kitas atvejas tai buvo pakankamai ramesnis, tiesiog, o aš bijau ir viskas ir žmogus išėjo. Tai va, tokios iš tikrųjų, sako, yra tokios fobijos, bet drugelio ne taip baisu, kaip vorai ar kažkokie kiti vabalai. Parodoje dažniausiai lankosi tėvai su vaikais. Mažyliai spalvingų vabzdžių neišsigąsta, tačiau dėl jų gausybės pasimeta ir neapsisprendžia, kuriam pirmam skirti savo dėmesį. Iš tikrųjų nelabai žino, kur žiūrėti, nes jie tokie ir lėti, bet kai pamato, labai susidomi. Jie labai gražus. Na, kaip manot, ar tokių parodų reikia galbūt, nes pramogų nemažai sostinėje? Čia tokia nematyta paroda, kiek mes matom Lietuvoje tų drugelių, jie tokie vienspalviai paprasti, o čia spalvoti, labai gražus, juos galima paimti rankas, jie nebailūs visai. Parodoje galima grožėtis 50 rūšių drugeliais iš viso pasaulio. Deja, bet šie gyvūnai ilgamžiškumu neišsiskiria, jų gyvenimo ciklas trunka nuo kelių dienų iki 5 mėnesių.